Sveiki, malonus mūsų kanalo Opozicijos televizija žiūrovai. Savaitė eina į pabaigą, ir kaip įprasta studijoje aš Kęstutis Skrebys. Su savo savaitės įvykio analize žvelkime giliau. Eilinį kartą prašau, paspauskit mygtuką su nykščiu pakeltų į viršų, pasidalinkit mūsų laidą, prenumeruokit mūsų kanalą, ir be jokios abejonės kviečiu diskutuoti, užduoti klausimus pokalbių kambaryje, kuris yra YouTube kanale, žemiau mūsų laidos įrašo. O įvykių išties šią savaitę buvo gausu. Tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Bet apie viską iš eilės ir pradėkime, pavadinkim taip, nuo nuotykių Seime. Visų pirma, antradienį po pietų buvo organizuotas uždaras Seimo posėdis. Daugelis parlamentarų įvardijo jį kaip Seimo pirmininko Skvernelio beprasmis šou. Iš pradžių buvo skelbta, kad posėdis bus slaptas, taip sakant, su slaptumo žyme, paskui paaiškėjo, kad Seimo nei posėdžių salėje, nei konstitucijos salėje, kurioje vyko šis posėdis, visiško slaptumo išpildyti negalima, todėl buvo pasirinktas toks, uždaras su žyme tarnybiniam naudojimui dokumentai galėjo būti jame paviešinti. Kiti parlamentarai žiūrėjo ne tik šou, bet ir daug pavojingesnių dalykų. Oficialiai posėdis buvo skirtas aptarti grėsmės nacionaliniam saugumui, gynybos planus, atlikti gynybos biudžeto analizę, aptarti garsiasias valstybės kontrolės išvadas, kurios, deja, yra įslaptintos. Tačiau užuot paskatinęs konstruktyvias diskusijas, posėdis paliko daugelį parlamentarų su daugiau klausimų nei atsakymų. Pasak kelių Seimo narių, kurie dalyvavo posėdyje, į jį pristatyta medžiaga, kuri anksčiau buvo viešai prieinama, dabar pateikta kaip riboto naudojimo. Tai sukėlė įtarimų dėl galimo informacijos įslaptinimo motyvų. Susidaro įspūdis, kad kai kuriais atvejais informacija įslaptinama ne dėl realios būtinybės, o siekiant apriboti viešąją diskusiją. Tai kelia pavojų demokratiniam procesui, kai parlamentarai negali laisvai kalbėti apie gynybos išlaidas ar kitus svarbius strateginius sprendimus, teigia vienas opozicijos atstovas, kuris prašė neminėti jo pavardės. Tuo tarpu, kai kurie valdantieji tikina, kad toks sprendimas buvo priimtas dėl aktualios geopolitinės situacijos, kuri reikalauja tam tikro atsargumo. Šiuo metu jautrios temos susijusios su gynyba ir saugumu turi būti aptariamos atsakingai. Ne visa informacija yra skirta viešai diskusijai. Čia jau valdančiosios daugumos atstovo komentaras. Posėdžio metu buvo aptartos įvairios gynybos biudžeto eilutės, tačiau detalesnės informacijos pateikta nebuvo. Tai taip pat sulaukė didelės kritikos. Dalis parlamentarų teigia, kad trūksta aiškumo, kaip tiksliai bus panaudotos didėjančios gynybos išlaidos. Analitikai atkreipia dėmesį, kad tokie posėdžiai yra būtini, tačiau jų skaidrumas ir komunikacija visuomeniai lygiai taip pat yra svarbus. Slaptumo argumentas neturi tapti priemonė užtildyti diskusijas. Ypač, kai kalbame apie didelius biudžeto srautus ir ilgalaikės strategijas, pažymėjo vienas saugumo ekspertas. Kol kas lieka neaišku, ar panašus posėdžiai taps nauja praktika, ar tai vienkartinis sprendimas. Vis dėlto viešoje erdvėje stiprėja raginimai daugiau dėmesio skirti ne gynybos stiprinimui, ne tik gynybos stiprinimui, bet ir demokratinių procesų apsaugai. Bene taikliausiai, posėdžio kontroversiškumą apibūdino Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos valdybos narys Dainius Gaižauskas. Ką jisai pasakė ir parašė vėliau ne viename straipsnėje, kur slypi tikrasis planas. Atsakymų ilgai ieškoti nereikėjo, planas akivaizdus. Jei šiame edukacinėme, taip Seimo pirmininkas pavadino šį posėdį, bus paviešinta informacija apie gynybos poreikius, struktūrinius sprendimus ar kitus aspektus, kurie jau dabar viešai aptariami žiniasklaidoje, po šio posėdžio ši informacija bus įslaptinta kaip tarnybinio naudojimo informacija riboto naudojimo ženklu. Nuo to momento Seimo nariai nebegalės viešai diskutuoti šiomis temomis. Gal toks ir tikslas yra, čia nuo savęs pridėjau. Net jei iki tol jos buvo visiškai prieinamos ir žinomos kiekvienam piliečiui. Kitaip tariant, tai reikštų, kad bet kuris parlamentaras, kuris neatsargiai pakomentuos ar pakartos jo anksčiau viešai skelbtą informaciją, gali būti kaltinamas įslaptinto turinio atskleidimu. O tai jau būtų akivaizdus demokratijos ribojimas. Seimo nariams tiesiog užkemšamos burnos. Kas vyksta toliau? Jei kas nors iš Seimo narių vis dėlto pasisakys, arba tiesiog prasitars neatsargiai, iškart gali būti pradėtas baudžiamasis tyrimas, ar jis neatskleidė įslaptintos informacijos, ar nesulaužė priesaikos. O kas seko po to? Jei šis mechanizmas bus pritaikytas sėkmingai, tai taps precedentu. Kitą kartą valdžia galės edukuoti parlamentarus bet kokia tema, po to įslaptinti informaciją ir taip kontroliuoti, apie ką galima kalbėti, o apie ką ne. Tad klausimas paprastas, ar Seimo nariai
Ryšis pasipriešinti šiai schemai ar ir vėl nuleis galvas, kol raganų medžiokliai susibuos pilnu pajėgumu. Tuoj pamatysime, nes žiniasklaida kol kas grėsmių neižvelgia. Tik neaišku, ar sąmoningai, ar dėl to, kad nesigilina į tai, ką sugalvojo Saulius Skvernelis. Na, išties labai taikliai ir pamatuotai pasakė Dainius Gaižauskas. Na, o toliau dar gražiau. Ilgai laukti nereikėjo šio posėdžio pasiekmių. Ketvirtadienį duodamas interviu Seimo pirmininkas Skvernelis jau prakalbo apie 5-ąją koloną Seime. Kalbėdamas apie uždarą Seimo posėdį, komentuodamas jį, Seimo pirmininkas teigia, kad jis matė susidomėjimą, tačiau pripažino, kad parlamente formuojasi tam tikra, 5-oji kolona, kur jaučia simpatiją rytų kaimyniai. Mačiau, kad kitiems nebuvo įdomus pristatymas, bet reikėjo išbėgti į žiniasklaidą, pasidalinti savo įžvalgomis. Tai yra tam tikra 5-oji kolona, Seime besiformuojanti, mes matome ir pagal jų balsavimus. Turbūt tokiems žmonėms nieko nepasakysi. Bet jie, gal bent jau žiūrėdami tuos rusiškus kanalus ar kokius nors Telegram kanalus, galės bent šiek tiek palyginti tą informaciją, kurią šventai tiki, su tą informacija, kurią pateikė mūsų tarnybos. Tokie nieko nepagristi Seimo pirmininko kaltinimai iššaukė audringą Seimo narių reakciją. Jeigu jau tu sakai, kad Seime yra kažkokia tai 5-oji kolona, kitai suprask, kolaborantai, tai būk malonus, įvardink juos. Juolab, kad ketvirtadienį Seimo pirmininkas dar ir pagrasino teikti nutarimo projektą, kuriuo Seimo narius, kurie neužpildė prašymų gauti leidimą darbui su slapta informacija, tiesiog eliminuoti iš vienos ar kitos pozicijos. Net koalicijos partneriai čia jau išvelgė elementarų sąskaitų suvedinėjimą. Na, tradiciškai audringiausiai reagavo Remigijus Žemaitaitis, kuris Seimo pirmininkui Sauliui Skverneliui pareikalavus, kad tam tikras pareigas užimantys Seimo nariai užpildytų Valstybės saugumo departamento anketą ir gautų leidimus dirbti su įslaptinta informacija, jis tiesiog nurodė baigti imituoti milicininkus ir auklėti Seimo narius. Yra pareigos, kuriuoms reikia leidimo dirbti su įslaptinta informacija, yra pareigoms, kuriuoms nereikia. Ir baigit čia vaidinti čia, ką noris ir visiems Seimo narėms nuredinėti, jeigu žmonės išrinko Seimo narys dirba. Taip kalbėjo Remigijus Žemaitaitis. Na, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narys gerbiamas Valius Ąžuolas, jis reagavo solidžiau. Ketvirtadienį Valius Ąžuolas tiesiog kreipėsi dėl Skvernelio išsakytų teiginių apie neva per parlamente besiformuojančią 5-ąją koloną į Seimo etikos ir procedūrų komisiją. Pacituosiu Valių Ąžuolą. Manau, kad tai gali būti vėliau naudojama susidoroti su politiniais oponentais čia Seime. Tokią hipotezę patvirtina praėjusios kadencijos patirtis, kai dviems parlamentarams, kurių viešas elgesys netitiko tuometinės valdančiosios koalicijos pozicijos, vėliau buvo surengta apkalta. Neatmetu tikimybės, kad ir šios savaitės uždaras Seimo posėdis, kuris buvo inicijuotas to paties Skvernelio, buvo surengtas ir tam, jog vėliau būtų galima persekioti jam neįtinkančius Seimo narius, ieškant, ar šie viešoje erdvėje galimai nepasakė ko nors, apie ką buvo kalbama tame uždarame posėdėje. Nors didžioji ten pateiktos informacijos dalis dar iki posėdžio buvo išdalinta Seimo nariams knygelės pavidalu ir joje nebuvo net užuominos, jog ši informacija yra kaip nors ribota, sakė Valius Ąžuolas. Kągi, lauksime etikos ir procedūrų komisijos reakcijos, na ir be jokios abejonės išvadų. O panašu, jog Seimo pirmininkas vis labiau praranda savitvardą. Juolab, kad antros pagal dydį koalicijos frakcijos lyderis, ponas Žemaitaitis, praktiškai pasakė, jog valdančioji koalicija dėja nustojo egzistuoti. Štai pacituosiu, pastarosius 2-3 mėnesius matote, kad matyt valstybės ateitis rūpi tik Žemaitaičiui ir Paluckui, nes vietoje to, kad eitų ir dirbtų, tik verkšlenimus girdžiu pastoviai. Tai apie 5 kolonas, tai apie kažkokius slaptus posėdžius, tai nebalsuosiu už mokesčius. Matau, kad likome dviese šiame lauke šiandien ir matyt visa atsakomybė pereina dviems politinėms jėgoms, o būtent Nemuno aušrai ir socialdemokratams. Taip kalbėjo Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis. Beje, premjeras Paluckas taip pat sureagavo į Seimo pirmininko svaičiojimus apie Seime neva tai esančią 5-ąją koloną. Premjeras 5-osios kolonos Seime nemato ir tai patvirtina ir Valstybės saugumo departamento duomenys. Paluckas nebuvo linkęs vienareikšmiškai pritarti Seimo pirmininko Skvernelio siūlymui, kad tam tikrų komitetų nariai privalomai turėtų prašyti leidimų dirbti su slapta informacija ir būti patikrinti VSD. Mes apie tai dar padiskutuosime. Noriu priminti, kad teisė dirbti su slapta informacija reiškia ir tam tikras pareigas ir tai yra mažesnis privatumas. Jeigu iš tikrųjų pareigos to nereikalauja, tokią teisę reikalauti turėti irgi tam tikras perlenkimas. Apie tai diskutuosime. Taip kalbėjo premjeras Paluckas. Mes galim prisiminti, kad
leidimas arba neleidimas dirbti su slapta informacija išties gali tapti tam tikro susidorojimo galimybė. Užtenka prisiminti, kaip buvo pašalinti iš pareigų FNTT vadovai, kada buvo pareikalauta jau gauti leidimą dirbti su slapta informacija, leidimas neduotas ir automatiškai jie buvo nušalinti nuo pareigų. Niekam nepaslaptis. Taigi, kodėl taip keistai ir šaukiančiai elgiasi Seimo pirmininkas? Ar tai nėra pasiruošimas trenkti durimis ir išeiti iš koalicijos? O gal jis jau turi žinių, kad didieji koalicijos partneriai paprašys jo trauktis? Tokia mintis ypač kyla vertinus Žemaitaičio pareiškimą, kad liko 2 koalicijos partneriai. Nemuno aušra ir socialdemokratai. Seimo koridoriuose sklando įvairiausi gandai. Manau, greitų laikų mes iš tikrųjų pamatysim įdomių dalykų. Na ir jeigu sužinosim šiek tiek anksčiau, tai pasistengsim informuoti jūs malonus mūsų žiūrovai. Kita tema, kurią aš norėčiau aptart, pavadinau taip tokiu savotišku pavadinimu. Tamsus debesis, o gal kaip tik skaidrumo šviesa virš Igničio. Nes aplink šią bendrovę dabar vėlgi yra daug informacijos, keistos informacijos, prieštaringos informacijos, bet paanalizuokime, pažvelkime giliau. Ignitis grupė prieš 3 savaitės metinėme pranešime paskelbė, kad jūrinio vėjo parko projektas gali vėluoti iki 5 metų. Pranešta, kad projektas vėluos dėl to, kad dar neaišku, ar turėsime jungti su Vokietija, taip pat dėl neaiškumų dėl elektros paklausos. Ignitis grupė projektui jau išleido 500 milijonų eurų. 500 milijonų. 20 milijonų eurų atsėjo vystymo mokestis, o 30 milijonų eurų išleista dugno ir kitiems tyrimams. Valdantiesiems kylo daug klausimų dėl to, kaip bendrovė gali sau leisti priimti tokius sprendimus. Premjeras pareiškė, kad valdyba turi apsispręsti dėl valdymo pokyčių ir jeigu to nepadarys, tiesiog pati valdyba gali būti pakeista. Antradienį premjeras davė suprasti, jog reikalaus bendrovės vadovo atsakomybės dėl iššvaistytų 10 milijonų eurų. Konkrečiai premjeras įvardijo, kad dabartiniai valstybės valdomos energetikos grupės Ignitis grupė valdybai nesugebėjus priimti sprendimų dėl vadovybės pokyčių, jį gali būti pakeista. Klausinėjamas, ar dabartinis grupės vadovas Darius Maikštėnas gali toliau eiti pareigas, premjeras antradienį sakė, jeigu aš pasakysiu savo tiesmuką požiūrį, tada man nebereikės nei valdybos, nei akcininkų susirinkimo. Matomai jo požiūris visiškai aiškus. Tačiau šiandien mes turime akcinių bendrovių įstatymą, šiandien turime valdybą ir ji turi atlikti savo darbą. Jeigu valdyba negebės atlikti savo darbą, galbūt bus ir kita valdyba. Tokia situacija mano galva yra nepriimtina, pinigai išleisti, projektas neįgyvendintas, o už tai niekas nėra atsakingas, kalbėjo ministras pirmininkas. Nesuvaldžius, neįvertinus rizikų, šis projektas pastumiamas 5 metams į priekį su apskritai rizika jo neįgyvendinti. Aš manau, kad kažkas dėl to atsakomybę prisimti privalo. Tokiam požiūriui beje pritarė Respublikos prezidentas, kuris pritarimą išreiškė per savo vyriausiai patarėją Frederiką Jansoną, kuris taip pat antradienį sakė, kad Ignitis grupė turės atlyginti žalą dėl nepavykstančių investicijų, anot jo už tai atsakingas grupės vadovas. O dėl viešo intereso gynybos šiuo atveju galėtų pasisakyti ir prokurorai. Detalizuojant pono Jansono pasisakymą, štai ką jis pasakė. Šiuo atveju turime pirmiausia kalbėti apie žalą, kurią patyrė tiek įmonė, tiek valstybė. Nes yra dalykų, kurie dėl vienų ar kitų sprendimų veikia kitų rinkos dalyvių veiksmus. Sakykime, jeigu įmonė sudėjo 500 milijonų eurų į projektą, kuris staiga paaiškėjo, kad nevažiuos, tai 20 milijonų eurų sumokėta į valstybės biudžetą. Niekas dėl to neprieštaraus. Taip sakė Jansonas antradienį. Bet kiti yra išleisti, tai už 30 milijonų eurų kažkas turi prisimti atsakomybę. Tai vadovo atsakomybė. Vienas dalykas kalbėti apie viešą interesą. Čia turbūt jau yra prokuratūros reikalas. Taip kalbėjo vyriausias prezidento patarėjas. Apie šalutinius poveikius, tai jisai irgi labai aiškiai pasakė, kad Igničio sprendimai dėl vėjo parkų jūroje daro įtaką ir kitiems rinkoms dalyviams. Tai, sakykime, jo teigimu, su vėjo parkais jūroje susiję Ignitės grupės sprendimai, kaip jie veikia kitus rinkos dalyvius. Tai reiškia, kad mažiau vėjo parkų buvo statoma žemėje, mažiau buvo projektuojama, kažkas stabdė savo projektus, kažkas prognozavo sąlygas, kuriomis teks dirbti ir kai valstybės valdoma įmonė staiga praneša, kad mes to nedarysime, išleidus 500 milijonų eurų. Tai reiškia, kad valstybė prarado laiką, prarado pinigus ir panašiai.
Tarp kitko, trečiadienį jau reagavo ir akcijas valdančios ministerijos vadovas finansų ministras. Finansų ministras Rimantas Šadžius sakė, kad jis susitiks su stebėtojų tarybos pirmininku, apie tai kalbėsis ir bus sprendžiamas vadovų likimas. Finansų ministerija yra akcininkė, pabrėžia akcininkė, kuri valdo 70%. Ji veikia pagal korporatyvinio valdymo standartus. Įmonė yra stebėtojų taryba, ji šios klausimus ir sprendžia. Va čia ir yra didžiausia bėda, taip vadinamos tos nepriklausomos tarybos. Kasgi yra ta Igničio stebėtojų taryba? Tiesiog informuosiu, kad jūs žinotumėt, mėly žiūrovai. Pirmininkas Alfonso Faubel, nepriklausomas narys. Kitos jo šiuo metu einamos pareigos, Jaranex valdybos narys, net ne Lietuvos įmonės. Dar viena stebėtojų tarybos narė Aušra Vičkačkienė. Čia jau daugumos akcininkų atstovė, Lietuvos finansų ministerijos valstybės turto valdymo departamento direktorė. Ingrida Muckutė, stebėtojų tarybos narė, daugumos akcininkų atstovė, irgi finansų ministerijos audito turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento direktorė. Toliau dar gražiau. Judith Bus, nepriklausoma stebėtojų tarybos narė. Eilės Vokietijos įmonių akcininkė, irgi stebėtojų tarybos narė ir panašiai. Loraine Vrafter, nepriklausoma stebėtojų tarybos narė. Kitos šiuo metu einamos pareigos įmonė The Problem konsultantė ir savininkė. Toliau Sien Loy 3, nepriklausoma stebėtojų tarybos narė, kitos šiuo metu einamos pareigos įvardyjamos taip, keičia karjeros kryptį ir pereina nuo darbo vadovaujančiose pareigose prie darbo kolegialiuose organuose. Tokiuose kaip Igničio stebėtojų taryba. Toliau Tim Brooks, nepriklausomas stebėtojų tarybos narys. Kitos pareigos yra labai įdomus. Lego System viceprezidentas. Taip sakant, Danijos įmonės, kuri gamina žaislinės kaladėlės, viceprezidentas. Labai turi daug bendro su elektros energetika. Taigi, iš 7 stebėtojų tarybos narių tik 2 Lietuvos atstovai, tik 2 pagrindinio akcininko atstovai. Ir kaip jūs manote, ar kitiems 5 labai rūpi, kai jūs gaunat milžiniškas sąskaitas už elektros energiją? Nemanau. Ir Seimo narys Artūras Skardžius, jau seniai keliantis energetikų piktnaudžiavimo klausimus, jis labai aiškiai klausė. Milijoniniai nuostoliai, neįgyvendinami projektai. Kas atsakys už jūrinės energetikos fiasko? Premjeras Paluckas reikalauja Ignitis grupės atsakomybės dėl 500 milijonų eurų išleistų jūrinio vėjo parkui, paaiškėjus, jog įmonė nepajėgė jo įgyvendinti. Buvusi vyriausybė ir tuomeninis energetikos ministras ponas Kreivys skelbė ambicingus planus, tačiau, kaip matome, jie buvo grindžiami nerealiais ekonominiais skaičiavimais, o viso labo politinėmis ambicijomis. Taip šnekėjo Seimo narys Artūras Skardžius. Atrodo, ilgą laiką buvęs tik šauksmų tyruose, sveiko proto balsas pagaliau išgirstas ir vyriausybėje, ir prezidentūroje, ir akcininkėje finansų ministerijoje. Belieka vyriausybėje palinkėti sėkmės ir laukti visuomenės atitinkančių protingų sprendimų. Bet ne. Siekiant apsaugoti galimybę piktnaudžiauti ir taškyti 10 milijonų pajungiama sunkioji artilerija. Nelabai žinomi, bet skambiai įvardėjami ekspertai sako, kad politikams nederėtų kištis į valstybės įmonių valdymą, tačiau esant komunikacinių klaidų, net esant komunikacinių klaidų, kurias padarė Ignitis grupė. Štai, pristatomas kaip įmonių valdysenos ekspertas. Rytis Ambrazevičius sako, kad valstybė tokiais politikų pareiškimais rizikuoja prarasti investuotojų pasitikėjimą, kai keičiantis valdžiai keičiami ir įmonių vadovai. Nekeičiantis valdžiai, kada iššvaisto 500 milijonų. Tai, kad politikai kišasi į biržoje listinguojamos įmonės valdymą, pasak jo, nėra gerai. Jo teigimu tokia praktika skatina nepasitikėjimą politikais ir valstybė. Taip pat nekuriamas teigiamas įvaizdis užsienio investuotojų akise. Ir kasgi tas yra Rytis Ambrazevičius? Paklausus visagalio Google, pamatai, kad jisai dalyvauja vienos ar kitos įmonės valdyme ir tuo pačiu yra Vilniaus vandenys UAB nepriklausomos stebėtojų tarybos narys. Kitaip sakant, nepriklausomas stebėtojų tarybos narys, atstovaudamas savo lobistinius interesus, gina kitų nepriklausomų stebėtojų tarybos narių sveiką kailį. Dalius Misiūnas, buvęs Lietuvos energijos vadovas ir vadybos ekspertas, teigia, kad ir pati Ignitis grupė padarė tam tikrų komunikacinių klaidų, kai apie milžiniško projekto pavėlinimą pirmiausia paskelbė metinėme pranešime.
Taigi pasirodo visi mano įvardinti nuostoliai, žala, virš 500 milijonų, iškreipyta rinka, suklaidinti rinkos dalyviai, viso labo yra komunikacinė klaida ir nieko daugiau. Na, šias ekspertų mintis, o įties išviesiai lobistų ataką dar galima suprasti, tiesiog interesai ir nieko daugiau. Tačiau trečiadienį socialinėme tinkle savo nuomonę pareiškė toks jau politikos apžvalgininkas, bent jau jisai save tokiu laiko, Marius Laurinavičius. Čia tas, kuris Trumpą įvardė absoliučiu blogiu ir panašiai ir panašiai. Kaip visada, žodžių jis nerinko. Pirmiausia, jis išvadina visą dabartinę valdančiąją koaliciją Kremliaus dvoko valdžia. Čia tiksli citata. Ir toliau sako taip. Įspėjau ir tiesiogiai apie Kremliaus atakas prieš Ignitis. Įspėjau, kad prieš praėjusius rinkimus ir kiek anksčiau. Kremliaus dvoko premjeras dabar ko gero rado progą atlikti Ignitis griovimo misiją už jau minėtus Kremlin Žemaitaitį ir Skardžių. Aš atsiprašau, kad vartoju tokius žodžius, bet esu priverstas. Pasirodo, kad jeigu tu domiesi, premjeras, sakykime, domisi, Seimo nariai, kodėl yra iššvaistyta 500 milijonų, kodėl yra užkeltos elektros kainos Lietuvoje, tu esi kremlinis ir atstovauji Kremliaus interesus. Čia toks, sakykime, stilius labai geras. Jeigu tik tai prieš buvusios vyriausybės vieną ar kitą aferą, iš karto tave apkaltina palankumu Kremliui ir panašiai ir panašiai. Pasirodo, tu nori nutraukti piknaudžiavimus 10 milijonų švaistimą, tiesiog esi Kremliaus agentas. Jeigu tu esi Kremliaus agentas, tai apie ką su tavim šnekėti? Tiesiog pavojingas valstybė, 5 kolona. Labai keistai atrodo, štai tokie pareiškimai iš politinių kabutėse apžvalgininkų. Bet vėlgi, matomai, kažkas paprašė ir atliekamas tas juodas darbas dėliami žmonių protai. Ir dabar norėčiau pereiti prie tarptautinių įvykių, kurie irgi buvo ir įdomus, ir svarbus, ir nevienareikšmiškai. Tai sekantis laidos skyrelis pavadinau taip: trikampis - Trumpas, Putinas, Zelenskis. Antradienį įvyko ilgai lauktas Trumpo ir Putino pokalbis telefonu. Lietuvoje buvo eilinė žodžių ir tekstų diarėja, tad informaciją suteiksiu iš patinkėtesnių šaltinių. Rusija sutiko pokalbių metu 30 dienų pertrauką atakose prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą. Abi pusės netrukus po ilgo pokalbio paskelbė raštiškus pareiškimus. Baltieji rūmai apibūdino tai kaip pirmą žingsnį judėjimo link taikos procese, kuris, kaip tikimasi, galiausiai apims jūrinį paliaubų susitarimą Juodojoje jūroje ir visišką bei ilgalaikę karo pabaigą. Baltieji rūmai taip pat paskelbė, kad dėl šių žingsnių derybos prasidės nedelsiant. Kol kas neaišku, ar Ukraina pritarė etapiniam paliaubų planui. JAV spaudos sekretorė, Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karolinė Levitt pasidalijo oficialiu pranešimu apie pokalbį platformoje X. Taigi iš pirmų lūpų. Aš pacituosiu Jungtinių Amerikos valstijų administracijos vertinimą šito telefoninio pokalbio. Pradedu cituoti. Prezidento Donaldo Trumpo ir prezidento Vladimiro Putino pokalbio santrauką. Prezidentas Donaldas Trumpas ir Putinas kalbėjosi apie taikos ir paliaubų būtinybę kare Ukrainoje. Abu lyderiai sutarė, kad šis konfliktas turi baigtis ilgalaikę taiką. Jie taip pat pabrėžė poreikį gerinti dvišalius santykius tarp Jungtinių valstijų ir Rusijos. Kraujas ir resursai, kuriuos tiek Ukraina, tiek Rusija švaisto šiame kare, būtų daug geriau panaudoti jų žmonių geroviai, sakome Levitt pareiškime. Šis konfliktas niekada neturėjo prasidėti ir turėjo būti seniai užbaigtas, jei tik būtų buvę nuoširdžių ir geros valios pastangų siekiant taikos. Pradinis taikos etapas - infrastruktūros paliaubos ir derybos dėl visiškos karo pabaigos. Lyderiai susitarė, kad judėjimas link taikos prasidės energetikos ir infrastruktūros paliaubomis. Taip sakant, nebebus smūgiuojama energetikai ir infrastruktūrai. Taip pat techninėmis derybomis dėl jūrinių paliaubų Juodojoje jūroje ir visuotinių paliaubų bei nuolatinės taikos. Šios derybos prasidės artimiausių metų artimuosiuose rytuose, Džidoje, greičiausiai Saudo Arabijoje. Pokalbio metu taip pat prezidentai aptarė artimųjų rytų problemą, strateginių ginklų platinimo stabdymą. Abu lyderiai pritarė nuomonė, kad Iranas niekada neturėtų būti pajėgus sunaikinti Izraelio. Taigi ne tik apie Ukrainą buvo šnekama. Taip pat buvo aptarta dvišalių JAV ir Rusijos santykių ateitis. Ir sekančią dieną jau sekė Trumpo pokalbis telefonu su Zelenskiu. Trumpas per pokalbį su Zelenskiu pasiūlė, kad JAV galėtų kontroliuoti Ukrainos elektrinės, tam, kad jas apsaugoti nuo Rusijos smūgių. Pokalbis su Zelenskiu buvo perpus trumpesnis nei su Putinu.
Ir JAV prezidentas ir Ukrainos prezidentas trečiadienį pareiškė, kad jų pokalbis buvo konstruktyvus ir skirtas taikos tarp Kijevo ir Maskvos siekiui. Baltieji rūmai užsiminė, kad JAV galėtų perimti Ukrainos elektrinių kontrolę, siekiant užtikrinti jų saugumą. Pagal Baltųjų rūmų pareiškimą, kurį paskelbė valstybės sekretorius Marko Rubio ir nacionalinio saugumo patarėjas Maikas Volsas, Trumpas pasakė Zelenskiui, kad JAV galėtų būti labai naudinga valdančias elektrinės, pasitelkiant savo elektros ir komunalinių paslaugų ekspertizę. Pareiškime pokalbis buvo apibūdintas kaip fantastiškas. Trumpas pridūrė, kad amerikiečių nuosavybė šių elektrinių atžvilgių galėtų būti geriausia šios infrastruktūros apsauga. Na ir po pokalbio su prezidentu Trumpu, ponas Zelenskis aprašė savo įspūdžius tinkle X. Masko tinkle X buvusiame Twitteryje. Vėlgi, tiksli citata galima sakyti, iš Zelenskio lūpų. Turėjau pozityvų, turiningą ir atvirą pokalbį su JAV prezidentu. Turėjau pozityvų, labai turiningą ir atvirą pokalbį. Padėkojau Trumpui už gerą ir produktyvią Ukrainos ir Amerikos komandų darbo pradžią Džidoje kovo 11 dieną. Šis susitikimas ženkliai prisidėjo prie karo užbaigimo proceso. Sutarėme, kad Ukraina ir JAV turi toliau dirbti kartu, kad pasiektų realią karo pabaigą ir ilgalaikę taiką. Tikime, kad kartu su Amerika, su prezidentu Trumpu ir vadovaujant Jungtinėms valstijoms ilgalaikė taika gali būti pasiekta jau šiais metais. Paliaubos energetikos objektams ir fronto linijoje. Vienas iš pirmųjų žingsnių link visiškos karo pabaigos galėtų būti smūgių nutraukimas prieš energetikos ir kitą civilinę infrastruktūrą. Aš palaikau šį žingsnį, sakė Zelenskis, o Ukraina patvirtino, kad esame pasirengę jį įgyvendinti. Buvo aptarta padėtis Kursko regione, taip pat karo belaisvių apsikeitimas, Ukrainos vaikų, kuriuos išsivedė Rusijos pajėgos, grąžinimas ir dar eilė kitų dalykų. Taip pat buvo diskutuota apie Ukrainos oro gynybos būklę ir galimybę ją sustiprinti, kad būtų apsaugotos civilių žmonių gyvybės. Zelenskis išreiškė dėkingumą Trumpui, padėkojo Trumpui, kaip jis pats rašo, tinkle X, pabrėžė, kad ukrainiečiai nori taikos, todėl Ukraina priėmė pasiūlymą dėl besąlygiškų paliaubų. Išskyrė prezidento Trumpo taikos per jėgą koncepcijos svarbą ir sutarė palaikyti nuolatinį ryšį tiek aukščiausių lygių, tiek per mūsų komandas. Tokia yra informacija apie šių dviejų pokalbių turinį, svarbių pokalbių iš pirmųjų lūpų, iš Trumpo spaudos atstovės ir paties Zelenskio įrašo socialinėme tinkle X. Tačiau, ką mes turime realybėje? Zelenskio parama paliauboms ir ukrainiečių atakos prieš Rusijos energetiką vis dėlto kelia tam tikrų klausimų. Vos tik pasirodė naujiena, kad prezidentas Zelenskis palaiko 30 dienų pauzę smūgiams prieš energetinę infrastruktūrą. Ukrainietiška žiniasklaida pradėjo plačiai aptarinėti gaisrą ir ataką prieš dujų perpumpavimo stotį Sudžoje, Kursko srityje. Ir tai darė su didžiuliu entuziazmu. Tai vat ką aš dabar ir galvoju, jeigu tai nėra smūgis į energetinę infrastruktūrą, į dujų perpumpavimo stotį, tai kas tada yra? Ir iš kitos pusės, atrodo, kad visiškai bereikalingas, nes anksčiau per tą dujų perpumpavimo stotį Sudžoje buvo pumpuojamos rusiškos dujos į Europą. Zelenskis pats šitą tranzitą yra sustabdęs. Kitaip sakant, smūgis infrastruktūros objektą, kuris yra neveikiantis ir ko gero neturi jokios prasmės. Kam jisai buvo atliktas, belieka tik tai spėlioti, arba žino vienas Zelenskis arba jo kariuomenės vadai. Tuo tarpu Rusija pratęsė smūgius Ukrainos miestams. Ketvirtadienį buvo galinga bepiločio ataka Odesoje ir Rusijos užsienio reikalų ministerija tai įvardijo kaip atsaką į tą mėnesio moratoriumo pažeidimą, būtent įvardintamą smūgį Sudžos perpumpavimo stočiai. Ir iš čia tokia beveik darytina išvada, kad vienintelis, kuriam rūpi taika, tai yra Trumpas. Kuo mes daugiau stebim šitą situaciją, tuo aiškiau matosi, kad vienintelis Donaldas Trumpas nuoširdžiai nori taikos. Skamba skaudžiai, bet iš tikrųjų toks įspūdis vis stipresnis. Dar galima pridėti visišką fronto stagnaciją, nematyti jokio postupio, nei realios pažangos. Griovimas dėl griovimo ir žmonių žūtis. Ir pratęsiant vėlgi tą konflikto temą, pareiškimus iš Rusijos ir iš kitos pusės, dar keletas citatų. Ketvirtadienį Marija Zacharova
Rusijos spaudos atstovė užsienio reikalų ministerijos, jinai pareiškė, kad Rusija neturi planų pulti Vokietijos, todėl esą nereikia kelti panikos Berlyne. Bet toks pareiškimas tik parodo, kad Kremlius nelabai suvokia, kokioje tarptautinėje izoliacijoje jis atsidūrė. Po karo prieš Ukrainą jau niekas nebegali tikėti Rusijos žodžiais. Kai Maskva tvirtina, kad nieko neplanuoja, visi žino, kad planuoja. Juk taip ir buvo prieš invaziją į Ukrainą. Putinas ir Lavrovas tvirtino tą patį. Nepulsim. Na ir posakis toks egzistuoja. Kartą pamelavus, kas dar patikės. Vėlgi, vakarų Europoje sunku suprasti, nes vadovai sako vieną, sprendimai priimami kiti. Štai laikraštis Le Stampa paskelbė, kad prie Ispanijos ir Italijos blokavusių 40 milijardų eurų paramą Ukrainai prisijungė ir Portugalija kartu su Prancūzija. Taip, su Prancūzija. Ta pačia Prancūzija, kurios prezidentas Makronas kalba ir apie karių siuntimą, ir apie tai, kad Zelenskis tikrai nėra vienas, ir kad bus suteikta visa reikalinga pagalba ir taip toliau, ir taip toliau. Na, reikia priimti sprendimą, dėja. Vienintelė Norvegijos vyriausybė tyliai, ramiai, be didelės pompos priėmė sprendimą skirti 4 milijardus eurų pagalbai Ukrainai. Tai, belieka tik tai nusilenkti prieš tokį norvegų sprendimą. Na ir pabaigai dar kartą apie Lietuvą sugrįžkime namo ir pakalbėkime apie tai, kokie įdomus judesiai vyksta apie LRT, Lietuvos radiją ir televiziją. Numatomi net du auditai. Vienas finansinis, kuriam po pateikimo pritarė Seimas ir kurį turėtų atlikti valstybės kontrolė. Kitas turinio neutralumo inicijuotas pačios LRT tarybos, bet to lygiagrečiai skiriami naujai į LRT tarybą. Na, va čia ir prasideda jau įdomumas. Štai antradienį po pateikimo buvo pritarta 3 Seimo skiriamiems naujiems LRT tarybos nariams. Kasgi skiriami? Ogi skiriami Mantas Martišius, socialdemokratų skiriamas atstovas, Irena Šiaulienė demokratų siūlymas ir Rimantas Bagdzevičius siūlomas Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų. Na, atmetus daktarą Martišių, mokslininką, komunikacijos specialistą, kitos dvi figūros iš tikrųjų odiozinės. Irena Anajeva Šiaulienė 87 metais Vilniaus valstybinėme universitete apsigynė humanitarinių mokslų kandidatės disertaciją. Jos vadovas buvo liūdnai pagarsėjęs, nuteistas už sausio 13-osios valstybės perversmo organizavimą Mykolas Burakevičius. Išties odiozinė asmenybė. Na, o Rimantas Bagdzevičius siūlomas Tėvynės sąjungos, Lietuvos krikščionių demokratų, balkonėlio herojus, kuris šių metų vasario 16 dieną tiesiai šviesiai įvardijo Vytautą Landsbergį pirmoji Lietuvos valdovu. Nes sako, kad jisai suklydo, bet tai pasakė tai. Palikim tai spręsti jam ir Landsbergio gerbėjam. Ar tai buvo klaida, ar tai buvo nuoširdus įvardijimas, kad Vytautas Landsbergis yra pirmasis Lietuvos valdovas. Na, o kasgi paniškai bijo auditų. Štai toks Rimvydas Valatka, ką sako savo socialinėme tinkle. Ogi tai, kad naujasis LRT tarybos pirmininkas, ponas Jurkynas, profesorius, komunikacijos specialistas, jisai neva tai, čia kaip išsireiškia ponas Valatka, kažkokiu tai hiperboloidu tikrins LRT žurnalistų neutralumą. Ir lygina jau su liūdniausiais Andropovo laikais Sovietų sąjungai ir panašiai ir panašiai. Tačiau iš kitos pusės tik tai galima paklausti, nes kaltinama, kad tai yra prezidento žmogus ir kad štai dabar prezidentas Gitanas Nausėda linkęs perimti LRT kontrolę. Aš tik tai galvoju, o kam prezidentui tas reikalinga? Tam, kad būtų perrinktas? Na, jis jau perrinktas. Trečia kadencija neįmanoma. Kad po 4 metų padėtų kažkokiai tai partijai laimėti rinkimus, vėlgi logikos jokios nėra. Tai panašu, kad ponas Valatka tiesiog spjaudosi rupūžėm ir velniais, vien tik tai bijodamas, kad auditų pasiekoje, kada paaiškės jo ir kitų valdžios įtakotukų honorarai, jie gali tiesiog nutrūkti. Taip kaip nutrūko parama iš USAID. Kągi, malonų žiūrovai, tokia buvo šios savaitės įvykių analizė. Paspauskite mygtuką su nykščiu pakeltų į viršų, padiskutuokim pokalbių kambaryje
esančiame po laidos įrašo. Gero šilto savaitgalio, sudie, iki kitų susitikimų, saugokit save. Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos sąskaitos.